Jei esi A lygio pardavėjas ar nori tokia tapti, tai nebijoju, kad turi įdomų hobį. Dažniausiai aukšto meistriškumo pardavėjai juos turi ir randa laiko, idant, kad turėti gyvenimo balansą. Tai gali būti sportas, dainavimas, teatras, muzika. Tu pats pasirinki, tu pats žinai, kas tau geriausia, bet svarbiausia, ką aš noriu pasakyti, kad tu sutiksi, kad aukšto meistriškumo sportininkai, geriausi aktoriai treniruojasi ne vieną kartą metuose, ne vieną kartą gyvenime gauna kursus, bet tai daro kasdien. Idant tam, kad neišnyktų gauti pardavimų meistriškumo įgūdžiai, kurioje srityje tu besidarbuotum, kviečiu jungtis į mūsų pardavimų profesionalų klubą, kuriame susitiksime kelis kartus per mėnesį, klausysime paskaitas, dalinsimės patirtimis, darysime interviu ir, kas labai svarbu, turėsime praktinės užduotis. Tai gali būti savo produkto pristatymas, tai gali būti derybos, tai gali būti pardavimų pokalbis, tai gali būti sutarties paprašymas. Junkis.